Labą dieną visiems susirinkusiems taip gausiai į lietuvių kilmės prancūzų poeto Oskaro Milašiaus knygos, kuri vadinasi Išaiškintasis apreiškimas Jonui, kurią išleido leidykla Žara, pristatymą. Iš karto pristatau dalyvius: daktaras Algimantas Kasparavičius, profesorė Genovaitė Lučkutė ir aš kaip moderatorius Vytautas Bikučius. Bet pradėsiu šitą knygos pristatymą lietuviškai nuo šitos knygos, kurią čia matote, arba pakelsiu, kad visi matytumėte. Bent jau 2 žmonės Lietuvoje praėjusiu metu rugsėjo 5 dieną laukia, kol šita knyga išeis Prancūzijoje. Bent 2 žmonės laukia. Galit nuspėti, kas. Tai profesorė Genovaitė Lučkutė ir aš. Kodėl mes laukiam? Čia yra kol kas Prancūzijoje eiliniam skaitytojui parengtas fundamentaliausias leidinys, kuris pristato ne tik Oskaro Milašiaus kūrybą, bet ir jo gana platų gyvenimo aprašymą su nuotraukom retom, ir knyga sudalintai keletą skyrių, kur pagrindiniai kūriniai įeina ir kiekvienam skyriui yra parašyta pratarmė. 2 mokslininkai sudarė ją, tai Kristofas Langlois ir Olivier Pivto, kuris buvo atvykęs ir į Vilnių Prancūzų institute šitą knygą pristatė. Kodėl aš dabar pradėjau nuo šitos knygos? Prancūzams, tiems, kurie bent jau kiek nusimano arba žino apie Milašių, nors jam kaip kūrėjui Prancūzija nebuvo labai palanki, kadangi Galimaro leidyklos atstovas, Nobelio premijos laureatas, rašytojas Andrės Žydas, kada jo sekretorius jam sudarinėjant prancūzų poezijos antologiją pasakė, kodėl jūs neįtraukėte tokio poeto kaip Oskaras Milašius, jis atsakė, Andrės Žydas, aš tokio poeto nežinau. Ir va tai lėmė daugelį metų tokį atsainų požiūrį Milašių, nebent buvo jo gerbėjai. Ir vienas iš jų, jo leidėjas Andrės Silveras, kuris praktiškai paaukojo visą gyvenimą, išleido jo visus raštus, bet tie raštai jau yra daugiau skirti ne šiaip eiliniam skaitytojui, o tokiam, kuris užsiima kūrybos tyrinėjimu. Tai va šitas leidinys yra labai dėkingas. Bet jūs galite džiaugtis, kad lietuviškai yra Milašiaus išrasta daugiau negu šitoje knygoje. Ir va čia dar vienas leidinys, kuris papildo tą jau bibliotekėlę. Ir jeigu jūs prisimenat, kada į mūsų valdžią stojo nauja koalicija, kultūros ministras pasakė, aš manau, kad pasiklausęs Čaikovskio nebūsiu prorusiškas. Aš jo vietoj būčiau pasakęs. 2027 metais yra Oskaro Milašiaus 100 metų jubiliejus. Žmogus, kuris prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės. Išleiskime tą progą raštus jo, kad mes turėtumėm pasaulyje ką parodyti. Aš nesu prieš Čaikovskį, bet reikia žinoti visuomet prioritetus. Visko nepriepsi pasaulį. Tai jis būtų visai kitaip nuskambėjęs. Tas jau pareiškimas kultūros ministro dėja. Tai va, žodžiu, pereisim prie šito leidinio, kadangi galim pasidžiaugti, kad jis pasirodė lietuviškai. Ir čia, kaip matote, jau ant viršelio yra surašyti pagrindiniai kūriniai, kurie tilpo šitoje knygoje. Tai
išaiškintasis apreiškimas Jonui, apreiškimo Jonui raktas, politiniai straipsniai, kurie, mes apie juos dar užsiminsime, kurie čia nėra atsitiktiniai šitoj knygoje, kaip jums galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Ir be to yra dar įžanginis profesorės Genovaitės Duškutės straipsnis ir pabaigos straipsnis, kurį parašė jau istorikas, pateikęs savo versiją Milašiaus ir tokių naujų dalykų ten aš pastebėjau, suradęs, kurie yra svarbus tiems, kurie domisi Milašiumi. Aš dar būčiau pridėjęs, tie, kurie domisi Milašiumi, žino, kad viename Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto dar išleisto sovietmečio literatūra ir kalba ir literatūra tome buvo parašytas, atspausdintas Lietuvos ambasadoriaus Prancūzijoje tarpukario laikais Petro Klimo pokalbis su Oskaru Milašium, kur Milašius dėstė savo pranašystės. Dar gal būčiau kaip priedą įterpęs, tai būtų jau visiškai toks puikus leidinys, kadangi matot, išaiškintas apreiškimas Jonui irgi yra siejamas su pranašystėmis. Tai va, po tokios įžangos aš galiu pereiti jau ir pradėti klausinėti mūsų susitikimo dalyvių ir aš pirmą klausimą užduosiu istorikui. Kaip jūs paaiškintumėte Oskaro Milašiaus tautinės tapatybės paieškas? Su kuo tai yra susiję? Kodėl? Jo. Mes su Genutė pasivarysim. Nieko nereikia. Labą dieną visiems. Jo, klausimas geras, iš tiesų. Žmogus, kurio mama Varšuvos rabino duktė, tėtis toks, lengviau, kaip čia pasakyti, šiek tiek plėvėsa, sakykime taip. Aišku, šeima senai nemokėjo lietuviškai jau, pakankamai. Ir man atrodo, kad Milašiaus tapsmas politinių lietuvių yra šiaip jau iš esmės turbūt analogiškas Lietuvos valstybės atgimimui 20 amžiaus pradžioje. Tai yra didžiai dalimi iš svajonės. Ne tiek iš medžiagos pačios, kad va, čia yra kažkokia valstybė, kažkokios institucijos. Aišku, yra žmonės, bet tie žmonės, kaip ir šiandien, jie visi gyvena savo varguose, savo darbuose, savo rūpesčiuose, neteklyse, bet didžioji dalis turi svajonę. Ir aišku, ta svajonė ten, sakykime, taip įkvėpia turbūt tą visą Basanavičiaus, Jablonskio, Smetonos, Kairio, čia vairiai galima tas pavardės vardinti kartą. Nu ir palaipsniui tą tokią svajonę užsikrečia Lietuvos lietuviai. Tai užkrečiamas dalykas. Žymiai didesnis negu ta pandemija, kurią mes išgyvenom ir, žodžiu, jie neturėjo jokių respiratorių, jokių kaukių, nu, jos tiesiog nesugebėjo apsisaugoti, nes greta, žodžiu, buvo iš tiesų realios valstybės, kurios pretendavo, ypatingai Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, po revoliucijos Rusijoje daugelis ten mato išsigelbėjimą. Aš čia viską nesuvardinsiu, aišku, bet tik tai paminėsiu vieną turbūt faktą, ar ne, 1917 birželis, Rusijos lietuvių Petrapilio Seimas, kuriame didžioji dalis, absoliučiai didžioji dalis pasisako už autonomiją demokratinėje Rusijoje. Ten tik keli žmonės ir pasisako tokie grandai, kaip Petras Leonas, teisininkas, kuris vėliau kryžium guls, kad jis yra lietuvis ir nepriklausomybininkas, o 17 metų birželį jis dar griežtai yra kitoj. Bet paskui greitai žmonės užmiršta tos nepatogius dalykus, nu kaip ir mes, ar ne? Žodžiu, užmiršom daug nepatogių dalykų,
Jeigu mes kalbame apie 88, 90, 91, kas nepatogu, iškart iki šiandien tas yra, nebereikia to prisiminti, istorijai tas neparanku. Tai aš labai gal iš toli pradėjau, tai einu prie Oskaro Vladislavo, Milošo, kaip jis pasirašinėjo. Aišku, mes viską sulietuvinam, bet viską mes taip darom. Su Stanislav Narutovič, mano žemiečių mes jį perdirbom savaip, mes negalim priimti kitokių. Ir dabar tas matosi ir tada tas yra. Ir jeigu paskaityti tuos tekstus, jūs paskaitysite be jokios abejonės pirmosius tekstus, apie kuriuos čia kalbėjo moderatorius, tuos politinius tekstus pirmojo pasaulinio karo metų, tai ten, manyčiau, nežinau, su manim sutiks vertėja, leidėjas, bet ten pirmiausia atsispindi tas lenkiškas pasaulis arba abiejų tautų pasaulis. Ir jis tik tai vėliau pereina taip prie jau to lietuviško pasaulio. Lenkija jam yra šventa. Lietuva iš viso yra ten mistinė žemė, kurios iš tiesų labai daug šventumo. Ir turbūt ir jisai tai visą rašo žmogus, kalba žmogus, kuris nekartų nebuvęs Lietuvoje. Ne Lietuvoje. Jis ten kažkur toli, ten Mogiliovo gubernija, dabartinis Vitebskas, ten, žodžiu, jis atvažiuos į Lietuvą gerokai vėliau, bet, matot, čia yra puikus dalykas. Būti lietuviu, jeigu tu nori, niekas tau negali sutrukdyti. Ir man yra labai džiugu ir malonu, kad tarpukario Lietuvoje 20 amžiaus pradžioje didelė dalis mūsų bendrapiliečių, nesakau tautiečių, jie iš tiesų, kaip čia pasakyti, atradinėjo savo tapatybės. Žemaičiai tapo lietuviais, prancūzas, lenkas, žydas, Oskaras Vladislavas tapo irgi lietuviu. Tik dėl svajonės, dėl įsivaizdavimo. Aš pasakysiu tokią ereziją, neužimdamas daug laiko, aš bijau ir įtariu. Čia tokia tik tai hipotezė tokia, kaip čia pasakyti, žodžiu, kad jeigu jis būtų gyvenęs Lietuvoje su savo emocija, su savo fantazija, jis greičiausiai nebūtų tapęs lietuviu. Tai, ką jis būtų pamatęs ir ką jis būtų perėjęs, tas viskas būtų sugriovę. Bet žinote, nepasakysiu paslapties, didelė dalis amerikiečių šiandien, mano pažįstamų, jie yra didesni patriotai negu tie, kurie šiandien gyvena Lietuvoje. Nes jie nežino, kas ir kaip čia yra, o iš tolo, o per atstumą, iš tenai beveik 10 000 gyventojų mylėti labai yra patogu ir lengva. Tai turbūt yra panašiai nutinka ir su Milašium. Aišku, ta jo politinė karjera iš karto yra užverčiama darbais, kuriais į valstybę. Ir, aišku, jis pats pergyveno, man atrodo, iš tų tekstų, kuriuos jis publikavo, Paryžiui jis pergyvena pats tokį, kaip sakyti, visą laiką karą su savim. Nes aš, kaip sakiau, jis pirmiausia pradeda gerėtis Lenkiją ir jis yra lenkiškos kultūros, lenkiškos civilizacijos lietuvis. Jeigu tai, net vėliau, kai jis jau tokio patampa to lietuviu, tai yra iki kaulų smegenų. Išskyrus, aišku, katalikybę, nes su jie ten santykis kitoks yra. Tai iš viso religija. Tai, žodžiu, tas jo ir kyla jie visą laiką dilemos. Ir kurioje pusėje jis, Lietuvos ir Lenkijos. Ir ilgą laiką jis bando tas dvi pusės, tą suskilusią obuolį, tą suskilusią puodynę lipdyti vieną. Bet atvažiuoja Lietuvos delegacija 19 metų vasarį, kovą į Paryžių, atvažiuoja tas pats Klimas čia minėtas, atvažiuoja Valdemaras, atvažiuoja ten kiti tokios personažai kaip Gabrys ir panašiai. Ir sakykime taip, tą žmogų romantiškai nusiteikusi stipriai apšviečia. Kaip čia yra tie reikalai su ta Lenkija ir kaip ir aišku, sakyčiau, turbūt vyksta tiesiog pirmas toksai lūžis ir vėliau antras turbūt, kai jau 19 metų pabaigoje, praktiškai lapkritį, 20 pradžioje, Paryžius daugeliu yra pakankamai svetimas lietuvių. Nes, šiaip ar taip reikia sutikti su Lenkais čia, mes tą valstybę čia kurie valstiečiai, nes aristokratija nuėjo tenai, į pietus nuėjo, į Varšuvą, karininkija aukštoji, dvasiškija didžiąją dalimi,
bajorai, dvarininkai, nu jie susitapatino, ar toj susitapatins. Ir čia tie likę valstybė. Klimas beje tai savo atsiminimuose rašo. Svetimas jisai jaučiasi Paryžių, kai jį paskiria, kai jis atvažiuoja 25. Ir aš noriu pasakyti, kad Milašius pasirinktas Lietuvos atstovų Šerždefe laikinuoju nėra norinčių ir nėra kam. Prancūzų kalba kažkaip nėra čia ir norinčių svarbiausia nėra. Tada paliksim tą. Beje, panašiai kitas žymus poetas, Jurgis Baltrušaitis, panašiai liko Maskvoje. Ne todėl, kad jis norėjo, ne todėl, kad jis labiausiai tiko, ne todėl, kad politinės partijos sutarė dėl jo, ne. Todėl, kad įsidairėsi, norinčių, kad salėje nėra, jis jau čia vieta yra, bus gerai, laikinai pabus. Tai Baltrušaitis su to savo laikinumu pabuvo iki 39 pavasario, su Oskaru Vladislavu buvo kitaip, jisai, žodžiu, buvo įtampostė iki 25, tik tai iš esmės, sakykime taip, kol atvažiavo Klimas. Ir aš sakyčiau, gal dar man bus progos pasakyti apie tos konkrečius darbus, ką jis darė, aš dabar neišsiplėsiu, neužimsiu laiko, bet trumpai pasakysiu, kad jisai su to didžiulė našta, Sizifo akmeniu užkrautų žmogui, poetui, fantazieriui, iš Červenės atvykusiam į Paryžių, nemokančiam lietuviškų ir rašančiam kažkodėl tai visą laiką iš kairės į dešinę per pusę lapo, taip įstrižai, visi tekstai ranka rašyti. Tai aišku, čia kaip psichologai galėtų paaiškinti, bet jisai su ta Lietuvos valstybės, vyriausybės, prezidento Smetonos, premjero Valdemaro, kuris jo teikimu, Valdemaro teikimu Smetona jį paskiria tuo Šerždefe laikinuoju. 19 metų gale jisai su ta našta susitvarkė. O sprendėsi globalūs dalykai. Valstybės pripažinimas, karas iš pradžių su bolševikais, vėliau karas su Lenkija. Žmogus turi dvi tėvynės ir jos tarpusavy kariauja. Jūs pabandykite, kai tėtis su mama mušasi, žodžiu, tu esi vaikas ir pabandyk dabar įsikišti į tą ginčą. Aš taip labai buitiškai kalbu. Ir galų gale Klaipėda. Klaipėdos susigrąžinimas 23-24. Jis dar spėjo uždėti tuos pagrindinius anspaudus ant Klaipėdos susigrąžinimo. Tai pradžiai tiek dėkui. Kaip matote, situacija, kurią nupiešė istorikas, buvo tikrai gana sudėtinga. Dabar norėčiau klausimą užduoti Genovaitei. Klausimas šiek tiek irgi susijęs su tuo atsivertimu į lietuvybę. Ir vienas iš jo kūrybos tyrinėtojų, kurį Genovaitė puikiai žino, Žiulienas Gelenas, yra pasakęs, kad Milašiaus atsivertimas į lietuvybę tai buvo politinis nušvitimas. Kaip manai, Genovaitė, ar jis teisus ir ką jis turėjo galvoj, sakydamas politinis nušvitimas? Ačiū, labai ačiū. Pirmiausia, noriu pasveikinti visus susirinkusius ir padėkoti, kad jūsų čia tikrai tiek daug ir man labai gera, kad Milašius skaitomas, mėgiamas, mylimas Lietuvoje. Ir taip pat labai noriu padėkoti jums, profesoriau, todėl kad aš pati, aš tyriu prancūzų literatūrą, Milašius mano autorius, aš esu vertėja, bet aš nesu istorikė, todėl man buvo labai svarbus būtent istoriko profesionalo žvilgsnis į Milašių kaip diplomatą, kaip valstybės veikėją. Aš jau pati nebūčiau galėjusi tokio straipsnio parašyti, tai jums dar kartą dėkoju, kad sutikote dalyvauti šitame mūsų leidinyje. O dabar dėl to, žodžiu, Milašiaus politinio nušvitimo, tai irgi iš tiesų susijęs su jo tapatybė, su tom tapatybės paieškom, tapatybės ar identiteto, nesvarbu kaip pavadinsime. Tai aš gal dar irgi norėčiau atsiliepti šiek tiek į tai, ką jūs kalbėjote. Jūs paminėjote, kad 919 metų, kaip tik tai vasario ar kovo mėnesį, pavasario pradžioje, į Paryžių atvyksta lietuviai, delegacija lietuvių ir eina tiesiai į Prancūzijos užsienio reikalų ministeriją, ten, kur Oskaras Milašius dirba tiesiog paprasčiausių sekretoriumi arba tiesiog klerku, galėčiau pasakyti. Kitaip tariant, jis apžvelgia spaudą, kuri leidžiama lenkų kalba, rusų kalba, kitomis kalbomis, ir tokias spaudos apžvalgas pateikia savo viršininkams.
Bet tuo pačiu metu Milašius, na, aš taip spėju, beskaitydamas tą vis dėlto spaudą, tai yra pirmasis karas ir ta visa padėtis po karo, jis pats, pažįsta tą Lietuvos padėtį. Be abejo, jis žino 917 metų Vilniaus Seimas, paskui 918 metai vasario 16 skelbiama nepriklausomybė. Ir va tada ta jo tapatybė, kaip ir jam pačiam, pradeda aiškėti. Be to, šitoje knygoje jau čia tie paminėti politiniai straipsniai arba rašiniai. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad tas pirmasis rašinys, straipsnis, yra paskelbtas 917 metų gruodžio mėnesį, tai dar nepasibaigęs pirmasis pasaulinis karas. Ir paskui tie keli kiti, čia jų iš viso jie nedideli, iš viso berods 11, 918, 19 ir 20 metai. Tai tiesiog atkreipčiau dėmesį, kad Milašius beveik visus šitos savo straipsnius pasirašo, ne savo pavardę. Ne savo pavardės, gal porą straipsnių tik pasirašo savo vardu, savo pavardę, o visus kitus, ir jeigu skaitysime, atkreipkime dėmesį į tuos parašus, jis pasirašo lietuvis, jis pasirašo Labūnovas, jis dar kaip nors panašiai pasirašo ir čia štai šitiem lietuviam, tai delegacijai, žinoma, krinta į akis, kas čia tas lietuvis, kas čia tas Labūnovas. Kuris rašo prancūziškai, bet aišku ir puikia prancūzų kalba, ir apie Lietuvą visiems prancūzams ir visiems tiems, kurie moka skaityti prancūziškai. Dabar, tas nušvitimas, kaip Žiulieno Geleno yra pasakyta, jo čia ir disertacijos tema buvo iš prieškario Prancūzijos prieškario diplomatinių ryšių su Baltijos šalimis, tai jis iš tiesų pavadina politiniu nušvitimu. Nes, kaip jūs irgi pasakėte, visiškai teisingai, iki pirmojo pasaulinio karo pradžios ir galbūt dar tais ir karo metais, čia taip tą datą kažkokią ribą sunku nubrėžti, sakytumėm, Milašiaus ta tapatybė yra tokia svyruojanti, yra taki, labini ta jo tapatybė. Ir, man, sakysim, kaip vis dėlto literatūros tyrėjai, man svarbus yra patys tekstai, jo ir grožiniai tekstai, ar iš tų grožinių tekstų jo tapatybė kaip nors, nežinau, išryškėja, sakykime. Tai štai, vienas iš tų tekstų, kuris mano galva yra reikšmingas, būtent šituo klausimu, šituo požiūriu, yra jo nebaigtas romanas Zborovskiai, jis yra išverstas į lietuvių kalbą, jau išleistas ankstėliau, jį galima paskaityti, perskaityti lietuvių kalbą. Tai va, tame romane, reiškia, veikėjas, pasakotojas, anglas, bendrauja su Zborovskiais, tėvu ir sūnumis, ir jis, žodžiu, yra pakviečiamas atvykti į Zborovskių gimtinę. Tai kasgi ta gimtinė? Tai ta gimtinė yra Lenkija. Bet šalia Lenkijos iš karto atsiranda ir Lietuva. Lietuva ir žodžiu, čia ir Gediminas, čia ir Pestai, reiškia tos, sakysim, dinastijos, lietuviškoji ir lenkiškoji dinastija. Tai, žodžiu, sakyčiau, šitais metais, dar matyti iki, sakysim, 17 ir panašiai metų, Milašius save suvokia kaip tos buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventoją, atstovą, ir jo asmenyje labai, sakytumėm, puikiai dera ir tas lenkiškas ir lietuviškas dėmuo. Be to, pavyzdžiui, Prancūzijoje dar iki pirmo pasaulinio karo veikė įsikūrusi tokia Lenkų rašytojų draugija. Tai Milašius bendravo, žodžiu, buvo įsijungęs į tos draugijos veiklą, bendravo su žmonėmis, jis pažinojo ir to laiko, reiškia, Lenkų rašytojus, ir žinomus rašytojus. Tai man atrodo, kad gal tuo metu, taip iki pirmo pasaulinio karo pabaigos, gal tos dvi tapatybės jame ir nelabai pjovėsi. Bet aš čia norėčiau paminėti vieną Milašiaus laišką, kuris irgi išverstas į lietuvių kalbą ir paskelbtas kitame leidinyje, Milašiaus laiškų pirmoje knygoje, laišką Kristianui Gausui, laiškas rašytas 22 metais. Ir tame laiške Milašius apie tą savo apsisprendimą
tapti lietuviu, sakytum, labai gražiai paaiškina. Na, galbūt čia jau daugeliu iš mūsų ir girdėta, žinoma, ta Milašiaus citata. Žodžiu, Milašius, sakytumėm, na, jo tas pasirinkimas kyla iš tokio, na, aš sakyčiau, švento pykčio. Švento pykčio, reiškia, karas pasibaigęs, čia, reiškia, Lietuva kūrė savo nepriklausomybę, Lenkija atplėšė Vilnių ir, nu, žodžiu, atplėšė nuo Lietuvos ir Milašiaus tas šventas pyktis, kaip, žodžiu, tie Lenkai tiek kartu su lietuviais iškentė, kaip jie galėjo pasirinkti, na, tą tokią, na, sakytum, na, blogį, tą destrukciją. Ir Milašius nueina kartu su lietuviais, su tais skriaudžiamais, su tais, na, mažesniais, šiuo atveju nuskriaustais ir jo kaip, na, kaip žmogaus ir galbūt netgi kaip krikščionio, na, sakytum, tas balsas, nors aišku, ta jo religinė tapatybė, tai vėl čia kitas ir sudėtingas klausimas, jis pasirenka ir man tas sakinys yra gražus. Aš gal ne visai tiksliai pacituosiu, bet jis pasako, kad jis galėjo Varšuvoje apsipilti rožėmis, bet jis pasirinko kuklų lietuvišką kryžių. Tai va čia tas toks, na, nušvitimas kaip pasirinkimas. Bet kaip sakau, ta Milašiaus tapatybė yra, nu, ne tik tautinė, tas jo tas vietos ieškojimas. Milašiui labai svarbu buvo atsakyti į tą klausimą, tai kur aš esu, kokia ta mano vieta šitam pasaulyje, nes į tą klausimą atsakęs jis galėjo pagrysti ir kas aš esu. Tai gal čia tiek trumpai ir jau nebesiplėsdama. Na va, tai matote, kaip sudėtingai kartais yra žmogui apsispręsti. Dabar dar klausimas kitas istorikui, šiek tiek praplečiant tą pokarinį vaizdą, nes po pirmojo pasaulinio karo labai svarbus vaidmuo teko Prancūzijai. Bet Prancūzijoje buvo ir kitų lietuvių, kurie, galima sakyti, irgi prisidėjo prie to Lietuvos kaip atskiros jau savarankiškos valstybės kūrimo ir pripažinimo. Tai kaip jų santykiai tų lietuvių su Milašium, kaip viskas susidėjo į bendrą, taip sakant, darbo planą. Jo, čia labai platus klausimas, be jokios abejonės. Ir aš dar norėčiau pradėti turbūt nuo to, prisidėdamas prie profesorės pratęsti jos dėl porą sakinių dėl jo tapatybės. Matot, problema turbūt ne problema. O dalykas, esmė yra ta, kad imperijose ta tapatybė visiškai kitaip funkcionuoja. Visiškai kitoje erdvėje ir iki nacionalinių tautinių valstybių kūrimosi pradžios jinai didelio vaidmens nevaidina. Ir jokio apsisprendimo ten, tokio esminio, kad kas tu toks esi. Mūsų, žodžiu, tie, kurie studijuoja Maskvos universitete, ar Sankt Peterburge, ar Voroneže, ar Kijeve, nepatiria tų, žodžiu, perturbacijų, kurios vėliau atsiranda. Man jau po to, kai aš tą straipsnelį parašiau šitai knygai, man tiesiog aš dirbau jos kitus darbus, radau dar tokių dokumentų pakankamai įdomių, žodžiu, kur berods Mykolas Šleževičius, premjeras, socialistas, jisai viename laiške rašo, kad rašo partiečiams, dabar neatsimenu, kam rašo laišką, kad su Milašiu Paryžiui buvo problemų. Buvo problemų, nes jam reikėjo išaiškinti, ką reiškia kovo vasario 16 aktas. Jis nežinojo, kad mes nuo Lenkijos atsiskyrėm. Jis galvojo, kad tik nuo Rusijos. Mes jam išaiškinom, tai nėra parašyta, kad atsiskyrėm, sako Šleževičius, nuo Rusijos, nuo Lenkijos, nuo svetimų valstybių, bet jis įsivaizdavo, kad svetimos Lenkija nesvetima. Lenkija sava, jam reikėjo išaiškinti tą dalyką. Tai, kad, ta prasme, su ta jo tapatybė ir kaip. Žodžiu, dabar kitas dalykas, ką jisai vėliau, jau, ką profesorė sakė, jis kaip save reflektuoja 22 metais. Tai reikia skirti čia mažiausiai 2 Milašius. Yra Milašius poetas, Milašius kūrėjas, Milašius žmogus jautrus. Ir 22 metais, nuo 19 pabaigos, jis jau yra 3 metai diplomatas. Diplomatas, valstybės pareigūnas. Ne šiaip savo jis kalba, ką nori, ką jaučia, kas jam atrodo, ką jis norėtų. Ne. Už jo yra Kaunas, su vėliava, su gerbu, su vyriausybė, su prezidentūra, su Seimu. Jis jau galvoja, kad visiškai yra kiti dalykai. Tai mes turime tą jo transformaciją taipogi matyti. Dabar kalbant, žodžiu, toliau apie
apie Prancūziją. Jo, Prancūzijos vaidmuo po didžiojo karo, kaip jisai buvo vadinamas iki antrojo pasaulinio karo, jis buvo nevadinamas pirmuoju, vadinamas tiesiog didžioju ir yra dvejopas. Viena vertus Prancūzija iš tiesų formaliai žiūrint, kaip ir laimėjo tą karą. Paryžiaus taikos konferencija vyksta Versalyje. Paryžiuje, žodžiu. Aš dabar nesileisiu detalės, bet visai eilė dalykų prancūzai nerealizavo to, ko jie norėjo, ko jie siekė ir panašiai. Trumpai 2 sakiniais. Prancūzų nuostoliai pirmajam pasauliniam kare, žmonių nuostoliai, materialiniai, žodžiu, sunaikinimai yra didžiausi. Ir jie juos bando susigrąžinti, panašiai kaip Ukraina šiandien, ar ne? Jie reikia susigrąžinti, kiek jinai visko neteko, žmonių, kraujo, sugriovimų ir panašiai. Žodžiu, vokiečiai yra priešai ir tas, kitaip tariant, aš turbūt taip pasakyčiau, po didžiojo karo arba po pirmo pasaulinio, prancūzai turi didelę ambiciją, didelę labai ambiciją būti didžiąją Europos politinė jėga, būti iš esmės, ko šiandien yra Jungtinės Amerikos valstijos. Bet galių tam realizuoti, iš esmės jie neturi. Taigi pirmas pasaulinis karas baigėsi kaip? Baigėsi net praktiškai nesumušus Vokietijos kariuomenės. Tiesiog taip ir baigėsi jisai. Ir ta prancūzų baimė, kad vokiečiai atsikels, vokiškas ginklas, ir vėl jie žygiuos į Paryžių, 2 kartus žygiavo, ir vos pavyko apginti Paryžių su carinės imperijos pagalba, kuri pradėjo čia kontrpuolimus rytų fronte. O dabar Rusijos nebėra. Žiūrima yra Lenkija, bet jinai negali pakeisti Rusijos, nes pagal pajėgumą reikia objektyvų. Taip, kad tas, žodžiu, Prancūzijos vaidmuo Lietuvos valstybės kūrimėse jis yra pakankamai dvejopas. Viena vertus, ir tai dabar pripažįsta ir čia minėtas prancūzų istorikas, Goslenas ir kiti, žodžiu, kad, palaiko visi yra protingi. Dabar jis sako, prancūzai tuo metu darė klaidą. Ten užimdami tokią, prolenkišką, nepralietuvišką poziciją. Aš čia labai aišku supaprastintai kalbu, bet tiesą sakant, jie nedarė jokios klaidos. Ir visi istorikų tekstai yra pritaikyti prie laikmečio. Todėl istorija ir juda į priekį, nes mes visą laiką ją perrašinėjom, pritaikom prie savo interesų, prie landšafto, politinio, mentalinio, visokio kitokio ir panašiai. Lygiai tą daro prancūzai, visi tą daro, žodžiu. Tai trumpai tariant, prancūzai neturi pasirinkimų. Jiems reikia sąjungininkų rytuose prieš tą nedabaigtą Vokietiją, kurios grėsmę jie jaus iki pat 40 metų, ir galų gale paaiškės 40 metų birželį, kad jie jautė netuščioj vietoj. Kad ta grėsmė egzistavo ir atėjus progai, vokiečiai per 2 savaitės ir ta didžioji prancūzų imperija, Napoleono laikų, mes kalbėsim čia, kitam renginyje, kad tai neišnyko, tarsi ir nebuvusi. Taip, kad ir jie tos Lietuvos nenori matyti dėl vienos paprastos priežasties. Ne todėl, kad jie prieš lietuvius, ne. Jiems reikia didelės, galingos, stiprios Lenkijos rytuose. Ir tiesą sakant, čia aišku, jau galim pereiti prie lietuvių, atsidūrė tokioj nematomai padėti, žiūrint iš Paryžiaus. Kaip ir lietuviai tampa kaip ir Paryžiui nelabai reikalingi, nes reikalingi dideli Lenkai. O Lietuva kaip tos didelės Lenkijos dalis, nes tarpukaris, Varšuva, Pilsudskio, žodžiu, koncepcija yra labai paprasta. Litva tai yra maištaujanti provincija. Lietuviai truputėlį turi, duotiems reikia laiko, kad jie susiprastų ir grįžtų prie motinos, kaip jis sako, delną ir viskas susitvarkys. Didelė stipri Lenkija apsigins nuo priešų rytuose Rusijos ir nuo priešų vakaruose Lenkijos, Vokietijos. Viskas bus gerai. Tai tie lietuvių, žodžiu, ta lietuvių bendruomenė turbūt ir šiuo atveju ir tas Milašiaus darbas, jisai ir balansuoja. Visa esmė turbūt yra rasti priėjimą prie prancūzų, bandyti paaiškinti Kuderse, Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnams, kad yra ne tik Lenkija, kad yra ir Lietuva, ir kad atskira nuo Lenkijos Lietuva galėtų būti irgi prancūzų sąjungininkas. Mes čia ir visko ir maisto turim, ypatingai čia vėliau, ir bekonų, ir vis galėtume parduoti, bet prancūzai iš esmės iki pat turbūt 4 dešimtmečio pradžios, aš kalbu apie tai, kai Milašius jau užima tokias labiau garbingas, tokias nominalias pareigas pasiuntinybė, yra kaip garbės patarėjas, neberealus, žodžiu, veikėjas. Ir tai turbūt ir lemia, žodžiu, jo tokį labiau literatūrinį, sakysim, darbą mūsų pasiuntinybė, žodžiu, Paryžiui.
Bet aš dar porą sakinių, jeigu man leis, apie jisai, tas jo sugebėjimas, pirmiausia pažintys užsienio reikalų ministerijoje, pažintys, kurias jis mesgė dar iki tapdamas, sakykime, lietuvių, kai jis gyvena Paryžiuje, tarnavo ten tai kariuomenė ir visą kitą, jis mesgė tas pažintys ir tos pažintys tampa tam tikrą prasme aukso vertės. Antras dalykas, pakankamai tobula, nepakankamai tobula prancūzų kalba tikriausiai. Aš čia ne specialistas, bet jeigu mes žiūrėsim Paryžiaus taikos konferencijos dokumentus lietuvių delegacijos, kuri ten dirba, tai vienintelis redaktorius beveik visur yra Oskaras Vladislavas. Kartais jis pasiginčia su Valdemaru, nes jo yra išmokta kalba tokia, Milašiaus labiau gyva, labiau tikra, ir jie ten pasiginčia, bet šiaip ar taip randa, žodžiu, tam tikrus sprendimus. Ir čia turbūt ir buvo didžiausia Milašiaus vertybė. Savas žmogus, Prancūzijos užsienio, žodžiu, iš pradžių Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos klerkas, kaip buvo pasakyta teisingai, vėliau jau Lietuvos pareigūnas su pažintimis, kultūriškai pakankamai tolimame ir lietuviams dar sunkiai suprantamame Paryžiuje. O kad lietuviai sunkiai suprato, dar kartą pasikartosiu, skaitykit Petro Klimą prisiminimus, arba laiškus, dar geriau laiškus šitam bičiuliui žmonos Mėginaitės dėdėjai, rašytojai, Vaižgantui, taip, kurisai labai vaizdingai rašo, kad kaip tos prancūzės rengiasi, gilios dekoltė, apnuogintos kojos. Ir čia lietuviams yra baisus dalykas. Bet ateina 309 metai ir mes tos panašius dalykus galime pamatyti ir Kaune. Tai turbūt tas laidininkas, kultūrinis, politinis, tarp Paryžiaus ir tarpukario Kauno, vienas iš tų ryškių laidininkų, turbūt yra greta tokio ryškaus Petro Klimo, kuris vėliau pakeis Oskarą Vladislavą. Oskaras Vladislavas yra tas slengstis, kultūrinis lietuvis slengstis, šuoliui atsispyrimui į Paryžių, į paryžiškai kultūrinį ir politinį pasaulį. Tai dabar nuo istorijos pereisim prie kūrybos ir klausimas be abejo Genovaitei. Kodėl Milašius, jūsų manymu, pereina nuo poeto prie pranašo būvio ir imasi aiškinti apreiškimą Jonui? Ačiū, čia irgi sudėtingas klausimas. Gal aš, čia, kad nesupainiočiau datų, šiek tiek žvilgtelėsiu į savo tekstą. Taip, vis dėlto, tikriausiai pastebėsime, kad tie Milašiaus politiniai straipsniai pasirašyti ne tik ten lietuvio arba Labūnava, visi žino, kas yra Labūnava, ne, kur yra Labūnava, pasirašyti tokią, neva lietuvišką pavardę. Bet atkreipkime dėmesį ir į to leidinio, kuriame Milašius skelbė straipsnius, kuriame daug straipsnių paskelbė pavadinimą. Tai yra vienas iš tų leidinių, yra Le Franchi, pažodžiui išvertus tai būtų laisvas arba išlaisvintasis ar panašiai. Tai va šitas leidinys, Milašius žinoma skelbė ir kituose žurnaluose, bet tie visi leidiniai yra susiję vienas su kitu, bet pirmiausia tas Le Franchi yra vienos tokios ezoterinės grupės, kurioje Milašius dalyvavo leidinys. Milašius į tą grupės veiklą įsitraukė, nuo Pirmojo pasaulinio karo metais. Jo kai kurie bičiuliai, sakysim, Karlosas Lerondas dalyvavo, žodžiu, toje grupėje buvo vienas iš veikėjų, beje, yra žinomi Milašiaus laiškai Karlosui Lerondui, jie išversti taip pat į lietuvių kalbą pirmoje laiškų knygoje. Tai žodžiu, 17 metais, čia, rugsėjo 20 dieną, žodžiu, nesvarbu, bet 17 metais įvyko, toks kaip ir rimtas toks teigiamasis susirinkimas tų ezoterikų ir tame leidinyje Milašius paskelbė, jis pasakė kalbą, tame susirinkime pasakė tokią, konceptualią kalbą ir paskui ta jo kalba, tokia kaip ir programa, buvo paskelbta ir kągi čia Milašius įdomaus suformuluoja. Jis formuluoja, kad tos ezoterikų grupės siekis būtų socialinis ir politinis,
socialinis ir politinis, ir kur čia dabar menininkas, kur kūrėjas, kur ta menininko arba kūrėjo vieta. O Milašius, nepamirškim, buvo poetas, tuo metu jis jau buvo paskelbęs ir nemažai poezijos, ir romanus, ir dramas, taigi jis buvo poetas, kūrėjas. Taigi, reiškia, menininkas, kūrėjas turėtų užmegzti ryšį su tais, tarkim, paprastais žmonėmis, su dirbančiais žmonėmis. Ir Milašius akcentuoja, kad po pirmojo pasaulinio, čia jau baigėsi tas karas, šito visoje tikroviai, menininko padėtis yra pasikeitusi iš esmės pasaulyje. Menininkas nebegali kalbėti vien tik tai apie grožį, vien tik tai grožį skleisti, apie jį dainuoti. Kaip čia Milašius rašo, atspindėti ir išaukštinti grožį, būti amžino nepajudinamo grožio veidrodžiu. Čia tokia romantikų ir simbolistų programa. Tai Milašius ją kaip ir paneigia. Menininkas turi tapti aktyviu žmogumi, aktyviu visuomenės kūrėju. Jisai sako, turi sujaudinti, apšviesti, subrandinti minias ir jas nukreipti naujo gyvenimo, kūrybos, kūrimo keliu. Ir kodėl būtent menininkas? Menininkas yra apdovanotas pranašiškomis galiomis. Tai čia vėl, aišku, jau tokia romantinė tezė dėl tų pranašiškų galių. Bet vėl Milašiaus ta jo, sakysim, jau kaip pranašo kelias, ar ne pranašo kelias, prasideda dar kiek ankstėliau. Čia aš norėčiau priminti vieną labai svarbų tokį metafizinį Milašiaus tekstą, laiškas Storgiai. Ir to teksto parašymo paskelbimo istorija yra gal tokia sudėtinga, bet, reiškia, Milašius pirmiausia 14 metais, kaip jisai rašo gruodžio mėnesį, gruodžio 14 dieną, čia netiek svarbu ta tiksli data, jis išvysta dvi vizijas, du regėjimus. Ir iš tiesų du regėjimus. Viename iš tų regėjimų, dar 14 metų gruodžio mėnesį, kai jisai pakyla į tas dieviškasias sritis, sferas, ir tame pat laiške, kaip jisai rašo, po kelių mėnesių antras regėjimas, kur jisai, patiria ar panyra, į blogio, piktybės, kunigaikščio, valdas. Tai, reiškia, Milašius tą savo regėjimą aprašė kaip laišką Storgiai, aprašė 16 metais ir, 17 metais paskelbė atskirų leidinių. Tai Milašius, reiškia, jis rašo, kad per tą pirmąjį regėjimą, kai jis, persikelia, sakykime, į tas dieviškasias sferas, jo kakta buvo pažymėta. Jo kakta buvo pažymėta, buvo ant jo kaktos uždėta raidė H. Čia, aišku, Senasis testamentas, atsimenam, Abramas, taip, reiškia, Abraomas suvokė savo tą misiją, savo užduotį, savo vaidmenį hebrajams arba žydams, taip ir Milašius, jis suvokia, kad jis yra pateptasis, jis, turi atlikti tam tikrą vaidmenį. Tai, čia mano interpretacija, čia su manim galima ginčyti, sutikti, nesutikti, bet mano galva, kad štai Milašiaus tas ir pasirinkimas atstovauti Lietuvai ir ginti jos interesus susijęs su šito jo, su ta jo pažymėta kakta, čia aš tai metaforiškai pasakysiu, būtent su šito savo suvokimu, kad jis, ne tik poetas, ne tik, grožio atstovas, bet jam yra skirta, jam yra lemta kai kas daugiau. Ir jisai mato, kad jisai gali, tikrai pasidarbuoti Lietuvai, ne? Ir jis tą daro per tuos keletą metų, iki 25 metų Liepos mėnesio, kai jį pakeičia Petras Klimas. Bet kaip mes matome, ir čia dabar jau šito mūsų leidinio kiti tekstai mums apie tai kalba, išaiškintasis apreiškimas Jonui, ir paskui to jau apreiškimo raktas, kad jis tą savo vaidmenį mato ir gerokai platesnį, didesnį, visuotinesnį. Išaiškintasis apreiškimas Jonui. Mes žinom, tas apreiškimas, taip, tai yra Šventojo rašto Naujojo testamento tekstas, tas apreiškimas, kurį Jonas gavo Patmos saloje. Manau, mes jį esame skaitę, ar dalimis, arba visą ir panašiai. Ir štai Milašius skaito šitą apreiškimą Jonui
interpretuoja, analizuoja, interpretuoja tas pranašystes ir čia visur jis atranda ir save. Jis atranda Lietuvos vytį, atranda ir čia Lenkiją ir Lietuvą, ir daugybę kitų šalių ir kraštų, ir Rusiją, ir Jungtinės Amerikos valstijas, bet jis mato ir save, ir va jo čia tas vaidmuo, kai jam jau Lietuvos ir jos tų konkrečių politinių, pirmiausia, politinių interesų tai tarsi nebeužtenka, jam jau čia yra per siauras veikimo laukas, jo laukas tampa tiesiog visas pasaulis arba tas, nežinau, universumas. Tai čia irgi galų galia prie tos jo tapatybės, kuri, taip matom, tokia tikrai sluoksniuota tapatybė ir toj vienoj, žodžiu, galų galia toj tautiniai, nacionaliniai tapatybė jis tikrai nebeišsitenka. Tai gal tada. Tai va, matote, kiek slypi slėpinių šitame Oskaro Milašiaus veikale. Išaiškintasis apreiškimas Jonui ir apreiškimo Jonui raktas. Vadinasi, jums belieka tik patiems imti rankas knygą ir gilintis, nes atrasite tikrai daug įdomių dalykų. Džiugu, kad atėjote. Viso geriausio.